Labas, aš esu Justina Vaslevičiūtė, traukos dėsnio ir tapšnojimo praktikė ir angelų mylėtoja. Ir šiandien labiausiai akcentuosiu tą tapšnojimo dalį. Ir šiandien, kaip matei iš įrašo pavadinimo, šiandien tapšnosim Aš atleidžiu sau. Ir galbūt kai kam iš jūsų kyla klausimas, kodėlgi reikia atleisti sau. Ir atleidimas sau yra didelė tema tada, kai mes pradedam suprasti, kad mes patys kuriam savo realybę, kad mes patys kuriam savo gyvenimą ir savo likimą. Ir tada, kai pradedam sąmoningai kurti, tada pastebime, kad kažkas nesigauna, kažkokio įpročio nepavyksta sukurti, kažkas dar neišėjo, kažką turėčiau daryti, bet nedarau. Ir taip mes save graužiam. Ir nežinau kaip jūs, bet aš jaučiu, kaip tas graužimas, jeigu aš paleidžiu tapšnojimo dalį, tas graužimas gaunasi toks kaip nuolatinis fonas, kuris tamsina mano gyvenimą ir tarsi nudažo tokiam tamsesnėm spalvom viską, kas vyksta, trukdo iš tikrųjų džiaugtis gyvenimu. Ir dažnai mes bandom save kažkaip nubausti už kažką, ką padarėm arba nepadarėm, sustatyti save į rėmus, priversti, bet mes, žinot, pagal traukos dėsnį, taip kaip mes jaučiamės eidami link savo tikslo, bus taip, kaip mes jausimės tą tikslą pasiekę. Tai jeigu aš nekenčiu savęs ir iš to nekentimo bandau priversti save, nubausti kažkaip, sustatyti save į kažkokį tai rėmą, kad pasiekčiau kažkokį savo tikslą, tai aš tada pasieksiu tą tikslą dar labiau nekęsiu savęs, nes man tiek daug reikėjo kančios, net skauda, kai sakau tos žodžius, kad reikėjo man tiek daug kankintis, kad aš tą tikslą pasiekčiau. Tai tiesiog dėl to aš sukūriau netgi visą naują tapšnojimo programą, kuri vadinasi Aš renkuosi atleisti sau, kitiems ir gyvenimui, nes aš noriu būti laisva. Ir atleidimas, aš jį suvokiu kaip tokius svarmenis, kurie mus traukia žemyn ir neleidžia kilti į viršų, eiti į šviesą. Dėl to Aš renkuosi atleisti yra nauja mano 5 savaičių transformuojanti tapšnojimo programa, kuri padės tau paleisti tos praeities skaudulius ir su šypsena ir viltim pasitikti naują ateitį, su viltim, kad gali būti kitaip. O šiandien mes kartu, be jokios registracijos, tiesiog pabandykim patapinti, patapšnoti tą atleidimą sau. Ir jeigu niekada nesi iki šiol susidūrusi arba susidūręs su tapingu, tai kviečiu trumpam padaryk pauzę šitam įraše ir atsidaryk kitą mano įrašą tapingo instrukciją, tapšnojimo instrukciją. Ten daugiau pasakoju apie tai, kas tai per daiktas. Na, o jeigu jau esi sena vilkė, senas vilkas, patyręs tapšnotojas, tai tiesiog pasimk savo stiklinę vandens ir pradėsim. Tai kai aš sakau frazę man sunku atleisti sau, kiek tau tai yra tiesa skalėj nuo 1 iki 10, kur vienetas tai visiškai netiesa, aš nelaikau jokių skaudulių, neturiu už ką atleisti, o 10-ukas yra, kad man iš tikrųjų sunku atleisti ir gal dalis manęs net ir išvis netiki, kad aš esu verta atleidimo, tai įsivardink, kur esi toj skalėj. Ir iš dalies šitam įraše įtrauksiu tai, ką įvardino mano grupė, aš turiu Facebooko grupę Pradėk šiandien su Justina ir tiesiog jos narių aš paklausiau, už ką jums sunkiausia atleisti sau, tai kai kurios punktus įtrauksiu iš ten, kai ką įdėsiu iš savo patirties, su kuo dažniausiai susiduriu, ką sunkiausia žmonėms atleisti. Ir tiesiog net jeigu kažkuris žodis netiks tau 100% arba kažkuri frazė, tiesiog leisk, kad tapšnojimas veiktų taip, kaip veikia, magiškai taip, kaip tai vyksta ir leis, kad ateitų šiek tiek palengvėjimo. Taigi, pradedam nuo delno briaunos. Nors man sunku atleisti sau ir nors dalis manęs nesijaučia verta atleidimo, aš myliu ir priimu save. Ir aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi. Nors dalis manęs nenori atleisti sau ir gal iš vis aš nesu verta atleidimo dėl to, ką padariau ar ko nepadariau,
aš renkuosi priimti visas savo dalis ir atleisti savo. Ir paskutinį kartą delną brauna. Nors man sunku atleisti savo, aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi. Ir aš myliu ir visiškai priimu save. Gerai, dabar keliaujam per tapingo taškus. Atleisti savo. Tai nėra taip paprasta. Dalis manęs gal ir norėtų, bet kita mano dalis prieštarauja, kad aš nesu verta atleidimo. Dalykai, kuriuos padariau arba nepadariau, kai kurie jų tiesiog neatleistini. Aš kartais bandau atleisti ir sakau sau, kad paleidau ir pamiršau, bet tos pačios mintys vėl grįžta ir graužia mane. Tada aš graužiu save dėl to, kad neatleidžiu ir nepaleidžiu. Ir taip sukasi tas užburtas ratas. Dabar aš tiesiog pavardinsiu keletą dalykų, už ką man sunku atleisti, ir jeigu jūs tiesiog tapinkit per antakio pradžią, kol aš kalbėsiu, jeigu jums iškilo savi kažkokie dalykai, už ką sunku atleisti, tai galite per šitą raundą tiesiog vardinti savus dalykus arba kartokit paskui mane ir žinokit, kad nueis tas palengvėjimas ten, kur turi nueiti. Taigi, antakis. Man sunku atleisti už pyktį, už agresiją. Čia mes kalbam apie atleisti savo. Man sunku atleisti, kad leidau su savim elgtis nepagarbiai, kad darau klaidas, kad vis iš tų klaidų nepasimokau, kad išduodu save, kad nepasitikiu savim, kad nemoku laiko planuoti, kad atidėlioju, kad esu silpna, nepadarau iki galo, negaliu atleisti savo, kad kitiems neatleidžiu, pykstu ant savęs, kad neatleidžiu ir nepaleidžiu, kad neatstoviu savo pozicijos, pykstu. Tie dalykai, už kuriuos taip sunku atleisti savo. Aš baudžiu save jau taip ilgai. Bet iš tikrųjų tai nepadeda. Galbūt vietoj to aš galėčiau išbandyti kažką kito. Galbūt aš galėčiau leisti savo jausti, suteikti savo jausmams erdvės, leisti savo būti, leisti jiems būti ir tapšnodama švelniai paleisti. Antakis, galbūt visi tie jausmai nori man kažką pasakyti. Ir galbūt laikas man paklausyti jų. Aš noriu atleisti save. Aš noriu priimti viską taip, kaip yra. Aš noriu atleisti savo. Aš galiu atleisti savo. Aš nusprendžiau atleisti savo.
Aš renkuosi atleisti savo. Aš leidžiu, kad drakonai padėtų man atleisti. Ačiū drakonai, kad deginat visas žemas energijas, kurių pridulkėjo mano pasąmonės kampeliai. Saugu man atleisti savo. Saugu man paleisti tuos senus svarmenis. Saugu man atleisti savo ir prisiminti, kad aš esu laisva. Viršugalis, aš atleidžiu savo. Aš esu laisva. Gerai, dabar giliai įkvepiam. Iškvepiam. Atsigeriam vėl vandens. Ir sugrįžtam prie to pirminio teiginio. Atsimenat, įsivardino, man sunku atleisti savo. Skaliai nuo 1 iki 10. Pasitikrinkit, kaip įvyko pokytis. Saugu tau atleisti savo ir saugu tau būti laisvai.